Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Pirmąjį gavėnios sekmadienį kreipiame savo žvilgsnį į Jėzų. Kaip žinia, gavėnios pradžia yra puikia proga geriems paketinimams ir pasiryžimams, vienaip ar kitaip pagerinti savo ir kitų gyvenimą. Galbūt atsikratyti vieno ar kito blogo įpročio, galbūt vieną ar kitą gerą įprotį įgyti. Dievas mūsų gerus ketinimus ir pastangas mato, vertina, laimina, bet visos mūsų pastangos liktų bevaisės, jeigu bandytume savo kovas laimėti po vieną, be Dievo pagalbos. Todėl pirmąjį gavėnios sekmadienį kreipiame savo žvilgsnį į Jėzų. Nukreipę žvilgsnį į Jėzų, matome jį dykumoje. Čia Jėzus praleido 40 dienų ir 40 naktų pasninkaudamas. Nenuostabu, kad Jėzus labai išalko. Dykuma yra žmogui priešiška ir atšiauri vieta. Čia nėra patogumų. Dykumoje stinga netgi to, ką žmogui būtina išgyventi. Būtent todėl dykumoje nėra įsiblaškimo. Štai mieste žmonės apsupti šurmulio, reklamų, reikalų, pasiūlymų, skubos. Tuo tarpu dykumoje žmogaus dėmesys nukreiptas į tai, kas svarbiausia, į tai, kas būtina išgyventi, išeiti iš dykumos sveikam ir gyvam. Galbūt niekada neteko būti tikroje dykumoje, kurią 40 naktų ir 40 naktų praleido Jėzus, bet užtenka prisiminti vieną ar kitą karštą vasaros dieną, galbūt žygyje, galbūt darbuojantis sode ar laukuose, ir prisiminsime, kad tomis sąlygomis esame labiau susikaupę, labiau susitelkę į tai, kas būtina gyvašiai palaikyti. Nuovargis ieško poilsio, troškulys ir alkis, atgaivos ir pasistiprinimo. Dykumoje nėra įsiblaškimų, savaime esame linkę susitelkti ties tuo, kas būtina. Jėzus į dykumą išėjo pats. Čia jis atsidūrė laisvai, savo noru. Per šį gavėnios laiką mes taip pat kviečiame palydėti Jėzų dykumoje. Esame raginami šio bei to atsisakyti. Yra įvairių būdų palydėti Jėzų dykumoje. Pavyzdžiui, bažnyčia ragina susilaikyti nuo mėsos valgymo penktadieniais, yra keletas pasninko dienų, Pelenų trečiadienis ir didysis penktadienis. Tai jau puikiai žinome. Paprastai tai nėra kažkas ypač sunkaus, nepakeliamo. Taip ir neturi būti. Veikiau tai yra kvietimas prisiminti Jėzų, pažvelgti Jėzų, ieškoti to, kas būtina. Galbūt klausotės šios meditacijos mobiliuoju telefonu. Vis dėlto, ypač mūsų dienomis, įdomesnis, sunkesnis pasninkas galbūt yra ne nuo vieno ar kito patiekalo, o būtent tam tikras pasninkas nuo mobiliojo telefono. Gavėnia yra laikas atsisakyti to, kas išblaško, kas galbūt užėmė pernelyg svarbią vietą, kas galbūt trukdo, kad pamatytume, kas yra svarbiausia. Galbūt tai būtent telefonas. Galbūt tai yra ta kliūtis. Įsivaizduokime, jeigu šeima susirinkusi pietų ar vakarienės, jeigu daugelis susirinkusių kas porą minučių įsitraukia iš kišenės savo mobilųjį aparatą, ar pastebėsime savo artimųjų veidus? Žinoma, tai yra tik viena mintis. Svarbiausia laisvai, savanoriškai ir ryžtingai palydėti Jėzų dykumoje per šį laiką iki Velykų. Svarbu turbūt ir tai, kad pastebėtume, kad jaustume, jog lydime Jėzų dykumoje. Lydime Jėzų ne po vieną, lydime Jėzų visi kartu. Benediktas XVI pasakojo apie vieną susitikimą su krikščionimis iš vienos rytų bažnyčios, kuri ilgus amžius nebuvo vienybėje su Roma, kuri buvo atsiskyrusi. Tie rytų krikščionys atsiskyrė dėl vieno teologinio klausimo. Tad Benediktas XVI teologas su grupė kitų savo bendradarbių susitiko su tais krikščionimis ir aptarė tuos teologinius klausimus, kurie tapo ginčo dalykų. Praėjus kelioms dienoms, galbūt savaitėms, vienas rytų krikščionių vyskupas pasakė: po pokalbių su jumis supratau, kad mūsų tikėjimas Jėzumi Kristumi, tikru Dievu ir tikru žmogumi yra toks pats. Bet būdamas Romoje pamačiau, kad Romos bažnyčia panaikino pasninką, o be pasninko nėra bažnyčios. Tokiu
Kiek dramatišku tonu baigė savo kalbą tas rytų vyskupas. Žinoma, tai nėra visiška tiesa. Mes turime savas pasninko dienas. Galbūt taip pat prisiminsime, kai popiežius Pranciškus kvietė paskirti dieną pasninkui ir maldai už taiką Ukrainoje dar visai nesenai. Ir kitomis progomis jis nuolat ragina prisiminti šią svarbią praktiką pasninką. Bet tai yra dar vienas pasninko aspektas - ieškoti Kristaus, ne po vieną, o visiems kartu. Būtent todėl padeda turėti vieną praktiką, kuri padeda lydėti Jėzų Kristų visiems drauge. Vienas iš šių dalykų ir yra pasninkas. Dykumoje einame su Jėzumi, žvelgiame į Jėzų. Jėzų atrandame, kaip žinia, sakramentuose ir Evangelijoje. Ir šio pirmojo gavėnios sekmadienio Evangelija ypač primena apie tai Dievo žodžio svarbą. Nelabasis gundo Jėzų, Jėzus 3 kartus atkerta ir nuvaro nelabąjį atsakydamas Dievo žodžiu, 3 citatomis iš Šventojo rašto. Yra vienas pasakojama apie vieną prezidentą, vienos valstybės prezidentą, kuris buvo atvirai priešiškas tikėjimui. Sakoma, kad per vieną susibūrimą jis susidūrė su vienu tikinčiu žmogumi, krikščionimi. Tu krikščionis, pasakė šis prezidentas ir iš kišenės įsitraukė savo knygutę, šiek tiek nudėvėtą. Šis veikėjas padavė tą knygutę susibūrime dalyvausiam sutiktam krikščioniui. Juk tai Evangelija, nusistebėjo šis vyras. Jis įdėmiau pažvelgė į tą knygutę ir pamatė, kad ji pilna pabraukimų ir pastabų. Matyti, kad įdėmiai ją skaitote, tarė žmogus. Tikrai taip, atsakė jo garsusis pašnekovas. Priešą juk būtina pažinti iš vidaus, pasakė jis. Tada žmogus laikė save priešišku tikėjimui, įdėmiai skaitė Evangeliją. Matyt, šis žmogus, besipriešindamas tikėjimui, pamažu tapo tikrų Šventojo rašto žinovu, kad ir neturėdamas tikėjimo. Krikščioniui, kuris sako Jėzumi, viskas daug paprasčiau. Krikščioniui nėra būtina tapti Šventojo rašto žinovu. Užtenka sekti Jėzumi, prisiminti Jėzaus žodžius, prisiminti Jėzaus veiksmus ir darbus tam tikrose situacijose. Būdami dykumoje galime susikaupti ir kreipti dėmesį į tai, kas svarbiausia, o Dievo žodis yra labai svarbus. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Būtent tai prisimename pirmąjį gavėnios sekmadienį, per pirmąją gavėnios sekmadienį Evangeliją. Galima šio bei to pasimokyti iš kiekvieno, galbūt net ir iš to prezidento. Per šią gavėnią žvilgsniu ir mintimis ieškoti Jėzaus Dievo žodyje, kuris visada po ranka, kišenėje, galbūt tame pačiame mūsų aptartame telefone. Galbūt nėra sunku surasti keletą akimirkų dienoje, kad surastume Jėzų, kad jo ieškotume. Atsiversti Evangeliją, skirti keletą minučių, kad įdėmiai žvelgtume į Jėzaus gestus, įdėmiai išklausytume jo žodžius. Mūsų motinos Marijos užtarimu Viešpats palaimins mus bei mūsų šeimas, kad per šią gavėnią lydėtume Jėzų, kad susikauptume ir atrastume tai, kas tikrai palaiko mūsų gyvastį, artimųjų veidus bei Dievo žodį.